Top Sport! Lažybos, kortų lošimai, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Top Sport! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tavo verslui reikia erdvės. Tai erdvės pripildytos inovacijų ir pažangių sprendimų. Nordspace – išmaniai valdomi verslo boksai. Vienas smūgis gali būti lemiamas, bet kažkodėl galvoju, kad anksčiau laiko gali baigtis. Parodys tikrai daug smūgių, bus tikrai įdomu. Ir man, ir Perenį bus įdomu, prižadu. Jaučiuosi puikiai dėl debiuto organizacijoje. Manau, čia yra labai didelė konkurencija. Aš noriu būti geriausias, tai bandysiu įrodyti, kad esu geriausias. Atsilaikyk bent vieną raundą ir bus labai gerai. Bet manau, ten taip daužysimės, kad net stogas pavašas. Pasirašymas geriausias mano gyvenime kol kas. Tai esu labai laimingas dėl to. Manau, bus kova irgi viena gražiausia mano gyvenime. Labas, Mantvidai. Prižadu, kad tau skaudės. Sėkmės. Kovos svorio kategorija iki 71 kg. Dar kartą pristatau kovotojus. Mėlynasis kampas, Blue Corner. Jam 24, jo ūgis 1,75 cm. Tai dar vienas UTMA debiutas. Iš Fighters Land, Evaldas Balsys. Raudonajame kampe, Red Corner. Jam 28, jo ūgis 1,72 cm. Jis UTMA ringe yra iškovojęs 2 pergalės ir patyręs 1 pralaimėjimą. Iš Titanas Gym, Mantvydas Perednis. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės 3 raundus po 3 minutės. Kovai teisėjauja the referee of the fight, Beata Sekovska. Taigi grįžtame į kickboksą, tiksliau pirmoji šio vakaro kova, kuri vyks pagal kickbokso taisyklės. Ir būnant šalia ringo, man visuomet patinka tas kvapas įteptų kojų dėl sušildymo raumens. Jis visuomet yra juntamas tas tepalas, kuris sušildo kovotojų raumenis. Kiekvienas tautvidai turim savo fetišus. Bet visuomet, kai atvykęs į kovinio sporto renginį, tą kvapą gali užuosti. Kartais būna keptos duonos kvapas, o kovinio sporto renginį išsiskiria šio kvapo. Ir pirmasis raundas prasideda. Mantvydas Perednis, raudonasis ringo kampas, Evaldas Balsys, mėlynasis ir iš karto. Aktyvi kova. Be didesnės žvalgybos. Metas į priekį Evaldas ir Mantvydas. Abu treneriai tikėjosi didelių muštynių čia ir aš manau, dar pamatysim, nes abu kovotojai mėgsta eiti į priekį. Ir kol kas Evaldo Balsio spaudimas iš tikro veikia labiau nei Perednio. Evaldas bando laukikais pramušti Mantvydo Perednio gynybą ir blokų trūksta šiek tiek kol kas. Mantvydo Perednio nusiblokavus, tada būtų galima ir kontratakuoti. Evaldas Balsys kol kas aktyviai dirba kojomis, dabar ir iš apsisukimo. Perednis bando pristaikyti prie varžovo. Mantvydas Perednis, ponios ir ponai, Evaldas Balsys ant ringo grindų. Jeigu dar galvojate, ar verta pirktis vakaro transliaciją, štai jums yra atsakymas. Tęs kovo Evaldas Balsys. Eina savo, Evaldas Balsys pakilo, jis bando kovoti, Perednis metas į priekį. Stabdomas yra kovos laikas, dantų apsauga. Pameta Evaldas Balsys. Ar gali atsigauti, ar gali dar šioje kovoje atsilaikyti Evaldas Balsys? Žvilgsnis jau nebe toks, kaip prieš lipant į ringą. Tai, kad Evaldas bando tęsti kovą po štai šio smūgio, yra neįtikėtina. Perednis dabar puls, jūs pasiruoškite. Perednis, kaip kalbėjo Gytis, dabar yra paleistas nuo grandinės. Jis bandys baigti kovą per kelias sekundės. Vėl jo smūgis stiprus. Ir kokiais smūgiais dirba Mantvydas Perednis. Kauno Žalgirio arena jau kraustas iš proto, Perednis tiesiog pasiutęs. Priminsiu, jau 2 knockdownus turim. 3 knockdownai viename raunde, tai yra techninis nokautas.
Evaldo Balsio akis vis dar nėra sugrįžusios į realybę, jos kažkur skrajoja. Viskas, Mantvydas Perednis. Štai jums dovanos, ponai, YouTube stebintis šią tiesioginę transliaciją. Labai pyksta Evaldas Balsys, tačiau yra pakartojimas, kurį galės Evaldas Balsys matyti ir žiūrėti ne vieną kartą, kad pykti nėra dėl ko. Mantvydas Perednis, wow. Fantastika, tikrai fantastika. Gyti, matau, pažado. Tikrai taip, malonu matyti, kad kovotojai atidavė savo vienas kitam pagarbą, bet Mantvydas Perednis, aš manau, nustebino tiek mus, bet ir visus įdėmiai fanus. Ir kaip prasidėjo kova, prisiminkime, Evaldas Balsys tikrai gerai pradėjo, tie laukikai atrodė, kad išmušt gali Perednį iš savojo ritmo, buvo tikrai tikslų smūgiai, bet matome, ką reiškia vienas geras pataikytas smūgis. Ir viena didelė klaida buvo, norėjau apie sakyti, nereikėjo Mantvydą Perednį išleisti iš ringo kampo, ten Evaldas Balsys turėjo spausti. Tik išleido ir tada pasileido nuo grandinės Perednis. Turbūt, net neturbūt, sakykime, drąsiai įspūdingiausia kol kas Perednio pergalė šioje organizacijoje. Tikrai taip. 1-1 Titanas Fighters Ends ir žodis Ignui. Turime ir antrąjį nugalėtoją šioje greitai pasibaigusiojo kovoje. Techninių nokautų by TKO laimėjo raudonasis kampas Red Corner Mantvydas Perednis. Greit apsisukai. Greit pasisekė iš tikro. Visada toks smūgis būna. Gali vienas per kovą pasitaikyti arba iš vis nepasitaiko. Pasiūtęs šiaip atrodai. Taip, užsivedęs buvau. Kas užvedė taip? Treneris. Neblogas treneris. Moka šitą. Kas toliau? Čia taip ilgai neužtrukai, tai dabar reikia turėti daugiau ambicijų kažkokių. Tai Haverlingis, aišku, norėtų su juo dar susitikti dar kartą pagal K1 taisyklės. Manau, panašiai baigtis kaip šiandien. Lauksim, nekantriai. Ačiū tau už kovą, Mantvydas Perednis, mūsų antras nugalėtojas šiandien. Top Sport Kazino. Top Sport ruletė. Top Sport stalo lošimai. Top Sport lošimo automatai. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.